Labas Ramūnai. Taip, žiūrėsiu tave. Štai tokia kaladė. Man ši kaladė yra labai moteriška, bet santykiam man patinka, kai jinai kalba apie santykius. Taigi, šiandien žiūrėsim tavo situaciją. Aš tikiuosi, kad garsas bus geras. Bus ne tik tie klausimai, kurie buvo aprašyti poste, bet bus jų ir daugiau. Analizuosim, truks maždaug apie valandą laiko šitas visas video. Taigi, žiūrėkim tave. Dabar tu, tavo partnerė ir kas tarp jūsų. Tu žmogus kol kas esi neapsisprendęs, mąstai, bet dar nesįsitikinęs, tarkim taip. Ji yra magas, santykiuose valdyt turėtų ji, ne? Charakteris turi būti, kaip pasakyti, tvirtas, apsisprendusi, žinanti, ko nori, galbūt užima aukštesnės pareigas darbe, ne? Ir gyvenime jinai yra labai energinga ir galinga, tokia valdanti viską. Puikiai moka prisitaikyti, puikiai moka laviruoti, puikiai moka suderinti kelis darbus, kelias veiklas, kelis užsiėmimus, labai gabi, talentinga mergina. Tarp kitko gali turėti kažkokių iš tiesų nuojautą, ne, kad tai gali turėti ir maginių galių. Tikrai gali būti. Galbūt naudojasi kažkokiom išskirtiniais bruožais, labai išskirtiniais. Tokia galinga mergina. Ir kas tarp jūsų? O čia kaip suprast? Kaip suprast? Papildykit, kas tarp jūsų. Papildykit, kas tarp jūsų. Tarp jūsų yra dar dama, ne, su kuria tu kažkada galbūt turėjai santykių, nes kažkaip vis tarp jūsų įsiterpia kažkokia dama, su kuria anksčiau turėjai santykių ir arba tu pas ją grįžti, arba jinai pas tave grįžta, net nežinau kaip pasakyti, gaunasi taip. Na ir dugne pas mus mirtis. Tai reiškia kažkas, kas jau seniai pasibaigė, kažkaip norisi grįžti. Nebent. Realiai jūsų santykiai jau buvo kažkaip nutrūkę, ne? Ir jūs dabar galvojat, ar verta grįžti, ar verta atstatyti. Ar verta pradėti vėl draugauti, ne? Galbūt kartu gyventi pradėti. Ar verta, ar tai tik toks laikinas dalykas. Aš ateisiu po kažkurio laiko, kai jau santykiai pasibaigė, ne? Galbūt verta sugrįžti, galbūt verta atstatyti santykius, ne? Va toks momentas. Jeigu nėra jokių kitų damų. Tvarkoju, va tokia situacija reiškia. Tau šita dama greičiausiai yra per stipri. Tai būna, kad damos jos užima tokią vietą, vyrišką poziciją užima, ne? O čia pas mus kaip tik tas magas. Tai moteris, jau tokia dabar pasaulyje jau taip dėstosi, kad moteris tampa stipresnės negu vyrai ir užima tą poziciją vyrišką. Tada vyram būna tikrai nesmagu. Na, čia nieko nepakeisi. Deja, jeigu moteris maždaug apie 30 metų, jinai prabunda. Iki 30 jinai dar būna kvailutė, jinai dar derinasi, jinai dar bando gelbėti vyrus, o jau suėjus 30 viskas. Jei kaip plėvelė nuo akių nukrenta, viskas, jinai pasikeičia automatiškai. Gal kažkas greičiau, kažkas lėčiau, bet ta tendencija yra, kad jinai prabunda. Bats ir viskas. Kaip aš galėjau taip gyventi, su kuo aš gyvenu, aš daugiau taip nedarysiu. Ir jinai stiprėja, jinai save lavina, jinai visko domisi, jinai keičiasi. Ir jinai iš tos mažos blusytės, jinai tampa tokia. Ir čia nieko nepadarysi, taip jau gavosi, todėl kad turėjo tokį vyrą, kuris, per kurį jinai iš vienos pusės sustiprėjo, bet ir labai daug ką praranda tokiu būdu moteris. Praranda save, nes tampa tapti
vyriška. Tai vat vėl čia ne problemikė gaunasi. Tvarkoj. Ar ji tave myli? Ar ji tave myli? Žiūrėk, kažkaip yra, vis tiek mums rodo trečią asmenį. Su kaip nori, jinai yra apsisprendusi, bet yra, čia vat nemeilė, čia yra, kaip yra pasirinkimas. Jinai yra apsisprendusi, arba jinai gali padaryti sprendimą, jinai pilnai tvirtai gali pasakyti taip, ne, ta prasme, jinai nedvėjos, va kaip šioj padėti tu, gal reikėtų grįžti, gal nereikėtų grįžti, o vat jos pozicinai tvirtai gali pasidaryti sprendimą į ateitį. Nu, nėra ko norėti, vis tik magas. Tai va, ar jinai tave myli, jinai jos paklausus, šiaip jinai gali drąsiai atsakyti, myli ar nemyli, bet čia yra kitų asmenų. Tu jai ne vienintelis, arba jinai tau yra ne vienintelė, čia yra trečių asmenų. Santykiai jie tokie nestabilūs, nekasdieniniai, nežinau, gal susitinkat, pabūnat, išeinat, vėl grįžtat, nežinot, ką daryti tose santykiuose, po to norisi pakelti kartelę. Aš pasimokiau, aš taip nedarysiu, bet kažkaip galbūt tenka grįžti. Pažiūrėkim, ar jūsų santykiai cikliški, ar taip. Kažkaip nesinori jai pasiduoti, norisi irgi tą tokį išlaikyti. Ar jūsų santykiai yra cikliški? Galbūt jinai nenusiteikusi. Nu, gali būti, kad jūsų santykiai cikliški, tik tas ciklas jau turėtų jau eiti į pabaigą. Jau ciklas turi pasibaigti. Pasibaigti į gerą pusę. Galbūt tu gausi naujienų, galbūt tu pats jau būsi pasiryžęs tas naujienas pasakyti, Ar tau dama ištikima, dar turėjom tokį klausimą. Ar tau dama ištikima? Manau taip. Nors abejonių kelia, šitą. Turėtų būti ištikima. Nes vis tik imperatorius tai vėl valdingąją rodo labai, Ta prasme, tu jie nepaaiškinsi. Tu negali netgi paklausti, tai paklausus, tai gali ją įžeisti labai stipriai. Jinai moka gražiai vėl laviruoti, žaisti, galbūt kažkur jinai pakeketuoja, kažkur pažaidžia, kažkur moka sudominti kitus, Jinai tokia aistringa dama, jinai moka taisyklingai parodyti savo susidomėjimą. Tačiau jinai yra vieniša, man nerodo, kad jinai turėtų kažkokį tai partnerį. Jinai yra vieniša. Tvarkoj. Taigi, jeigu tu siūlytum jai ar būti kartu, ar būtumėt jūsų santykiai galimi kaip santykiai. Jūsų santykiai galimi kaip santykiai. Taip, santykiai yra galimi, taip. Arba du variantai. Arba reikia savo mąstymą apversti aukštyn kojom. Nežinau, kurio kampų, aš čia dar nesupratau problemos. Apart kitų asmenų, kad yra, dar pažiūrėsim, kokios yra problemos, nes to išmeskim, kokios yra problemos. Ar čia tos problemos, kad neapsisprendė ir nepasitikė? Kokios yra problemos?
Nu, greičiausiai, kad santykiai nutraukti jau yra. Čia vienintelė problema. Santykiai slapti arba su paslaptimis. Galbūt tu paslapčiai stebi, bet, pavyzdžiui, jūs jau įsiskyrė ir tu jau paslapčiai stebi visur, ne? Domiesi, kur jie, ką jie, kaip jie, kažkiek bendrauji, kažkiek bandai bendrauti, kažkiek žiūri, ką jinai veikia, ne? Kaip jai sekasi, žodžiu. Tai čia vienintelė problema, kad tau sunku. Jausmai belikę, tau labai sunku kažkaip, vat per sunku nešti šitą naštą, kažkaip, jūs gal net ir susituokę buvot, ne? Visai gali būti, kad buvo, arba norėjot būti susituokę, ta prasme, tai turėjo būti jau rimtas įsipareigojimas. Galbūt tas rimtas įsipareigojimas buvo per sunku vėl, ne? Arba po jau rimto įsipareigojimo jūsų santykiai yra nutrūkę, ne? Bet jausmai belikę. Ar tai yra problema? Kaip rodo, kad kažkaip negalit nutraukti ryšio, ne? Galbūt norisi sužinoti kažką, vat ką jinai slėpia, pavyzdžiui, arba tu turi paslapčių, ne? Ir bandai laviruoti, kažkaip čia dar yra primaišyta dalykų, kokių ateity bus kliučių. Ateity kliučių vėl. Ateity kliučių. Reiškia, būtent damai, ne, dama yra labai įsižeidusi, labai sužeista dar. Ir matyt, va taip paprastai tai nepraeina. Supranti, tam reikia laiko. Reikia, kad jinai stabilizuotųsi, kad jinai nusiramintų, kad jinai atsigautų, rodo taip, ne? Tai yra ateity, kaip, žinai, kaip išdavystės nieks neatleidžia. Tai vat jeigu čia buvo trikampis ir vėl mums grįžta prie to paties, kad galimai buvo trikampis, išdavystė ir dabar kažkaip ilgą laiką nesinorės santykių. Nors mums rodo, kad galimi santykiai, matai, jie yra galimi. Bet būtent moteris, jinai jau kitų kampų viską mato ir jinai dar neatleido. Ir jinai dar ilgai neatleis. Jai reikia laiko. Tvarkoj. Ką tu turi pasakyti šiai damai? Vat kaip tu turi elgtis, ne? Ką tu turėtum jai pasakyti? Ir vėl. Mums rodo, kad tu turi jai parodyti, jeigu tai tau aktualu, tu turi jai parodyti, kad tu gali dėl jos viską padaryti. Tai reiškia ne tik žodžiais, ne? Reiškia, ką tu turi, tą tu jai ir duodi. Ką tu turi, tu jai turi duoti. Pavyzdžiui, tu turi įrodyti, kad tu ne pranašesnis už ją. Vat vėl, tu turi savo veiksmus, kaip tas žodis, įrodyti. Dabar galvoju, iš vyriškos pusės, matai, pas man daugiau moteris ir kitaip, ne, kaip pasakyti vyrui, kaip pavyzdį. Tarkim, jūs susitarėt susitikti trečią, tai reiškia, tu lygiai trečią arba netgi anksčiau turi ateiti, ne? Ir dar prieš tai tu turi, pavyzdžiui, nupirkti dovanėlę, ne? Kaip kad tave, kad tu būtum aukštesnis biškuliuką. Štai žiūrėk, aš netgi pasirašiau prieš tavo susitikimą, štai žiūrėk, koks aš fainis, pasižiūrėk. Aš netgi šitą padariau. Supranti, tu truputėlį turi užbėgti už akių, kad šitą nežinotų ir po to save iškelti. Maždaug va taip, tai turėtum elgtis. Bet vat, kad tu šaltas ir logiškas, logikos reikia iš tikrųjų, reikia logikos, bet jeigu būsi visada šaltas
Tarp kitko, vyram, būtent vyram, reikia klausyti, ką sako moteris. Jeigu moteris sako, tu man per šaltas, aš negaliu, nes tu pastovi labai rimtas. Ir tai yra kliūtis, tai yra moterim didžiulė kliūtis. Nes ne tik vyrai nori lengvos moters, bet ir moteris irgi nori lengvo vyro, kuris truputėlį atsipalaiduot moka, kuris truputėlį moka pajokauti, pagauti ant juoko, pagauti ant frazės, kažkaip laviruoti. O jeigu būsi visą laiką toks rimtas, gal gyvenimas, ne, tai privertė, kad va toks susidėjai, būtent toks. Ir tiesiog gaunasi kaip neįdomu. Gaunasi neįdomu su tavim būti, nes tu pastovi rimtas, nėra apie ką su tavim pakalbėti. Ką, mes atsisėdę apie darbus kalbėsim? Atsibos. Gaunasi, kad nėra judėjimo. Man nuobodu klausyti apie tavo darbą. Klausyti apie tavo ten bendradarbės, ar ten tavo draugės, ar ten tėvus pastoviai. Supranti, norisi kažkokios tai įdomesnių minčių. Vat jeigu iš vyrų pusės vis laik norisi, kad jis gilintųsi kažkur. Pavyzdžiui, labai mažai vyrai, kurie gilinasi ten į vienokias ar kitokias sistemas. Pavyzdžiui, kažkas į tikėjimą, kažkas į politiką, kažkas dar įvairesnius dalykus, ne? Mes tik kalbame apie kasdienius dalykus, kaip darbe, kaip šeimoje, kaip pas draugą, va tos apšnekos. Bet kaip yra toliau už ribų užeiti, būtų visai įdomu. Šiandien, pavyzdžiui, atsisėdė, ne, šiandien aš skaičiau, kad va ten, šaly buvo, va taip ir taip. Aš pasidomėjau, iš tikrųjų taip ir buvo, tu supranti, visai kitas lygis. Arba, mano mašina šitoj šaly kainuoja tiek, o anoj šaly, tu įsivaizduojat, čia visas kitas lygis, nes tu sugebėjai nueiti dar toliau, reiškia kažkur pasigūglinti, kažkur pakelti savo žinių lygį ir tu jau įdomesnis, nes tu domiesi, nes tu pasakai, kad tu pasidomėjai. Irgi tai yra moteriam labai svarbu. Jeigu, tarkim, pas moterą problemos, ir jinai nežino, kaip jas spręsti. O, tarkim, vadovė, jinai yra va tokia, yra tokia. Jinai va tau skundžiasi gaunasi, kad jinai nesugeba su jie sutarti, nes tai yra neteisė. Tu turi spręsti jos problemą. Jeigu nespręsi, tu jau nebe vyras. Kodėl taip yra? Todėl, kad jinai pasąmoningai, jinai tau nori pasakyti, kad jai yra sudėtinga spręsti šią problemą. Netgi jeigu jinai nesako, kad man tai yra problema, bet jinai sako, kad negaliu, neišeina, kažkas ne taip, ką man su jie daryti? Nežinau, viskas, kavą išgėriau, išėjau, viskas. Tu jie jau nebevyras. Tu jos nepalaikai, tu jos nesupratai, tai netgi nepakėlė susidomėjimo ir savo neparodė aukštesnio lygio. Viskas, supranti? Ir tavo lygis jau nukrito. Ir su laiku jis kris, jinai tave nurašys. Tai tokiu atveju visada reikia kažkur lysti, pavyzdžiui, kažkur pas psichologinių lygių, kažkaip jai įrodyti, kad žiūrėk, būna dar ir taip, ir anaip, ir trečiaip, ir va tokios va būna, ir va nokios, pažiūrėk, aš pasidomėjau, būna ir taip, supranti, jai reikia papildomų resursų. Nesvarbu, kokiam lygmenį, ar tai yra piniguose, ar tai yra psichologijoje, galbūt kita nuomonė, nežinau, iš Kinijos, supranti, ir tada tu jau būsi pakilęs ant daug laiptukų ir jinai galvos, nesvarbu, kad tu esi žemesnis, bet jinai visai galvos, kad tu esi aukštesnis, nes tu domėjaisi. Ir dar pasakai, kad aš tą padariau, aš daugiau pasidomėjau, nereikia priekaištauti daugiau negu tu, bet žiūrėk, aš šitą sužinojau, ir dar šitą, ir dar trečią, ir ketvirtą, ir dar. Ir taip gaunasi, kad ne visą laiką galvos, kad tu būsi aukštesnis. Visada būsi. Kaip esi dabar, taip ir būsi. Tai va, tai aukštesnė kartelę tokią uždėdė. Tai va, tai tas šaltas protas yra gerai, bet jį reikia saikingai ir naudoti. Ir dar, kas padėtų santykiam, tai yra iš vienos pusės laisvė, iš kitos pusės savotiškas valdymas. Laisvė pasirinkimuose, laisvė daugiau turėti variantų, laisvė. Kadangi mums rodo čia šaltą vyrą, tai gali būti, kad pavyzdžiui, gali būti pavydus,
gali būti toks kietesnis ir tik vienokių dalykų laikytis. Ta prasme, normoj. Ta prasme, pas mane norma yra eiti 8 valandą miegot ir viskas. Aš ten ne per centimetrą nepajudėsiu daugiau, nes pas mane tokia norma. Tai va tuose normose irgi reikia savo duoti laisvės, bet ir juos neapriboti. Gali būti, kad ir taip yra. Dar santykiuose reikėtų daugiau judėjimo ir kelionių. Kartu judėjimo, kartu važinėjimo, kartu buvimo, kartu kelionių, kad galima būtų atsiverti. Ko dar reikia santykiuose? Dar vieną kartikę. Žinoma aistros, ugnies, kad tu ją galėtum uždegti. Moteris dažnai, nežinau kaip vyrai tiesa, bet moteris, jeigu jau dirba, jeigu jos dirbančios, o dabar tokia sistema, kad tu negali nedirbti, negalima, ir jos labai užsiciklina, jos šeimą dažniausiai į šoną padeda, o darbas yra svarbiausias, nes ten norisi realizuoti, ten norisi save parodyti, nes kitaip neįmanoma. Ir tikrai, ir namie jau tos nei aistros nebus nieko, nes tam nėra resursų, tam nėra jėgų, visi būna pavargę. Tai reikia mokėti ją laiku uždegti, mokėti ją laiku sudominti, mokėti ją laiku nugesinti, ir tvarkingai, kadangi moteris pas mus yra labai stipri, tai su ją gali būti pastovi konkurencija. Nereikia su moteriam konkuruoti, reikia pasakyti, taip, brangioji, tu teisi, nesvarbu, kad neteisi, visiškai nesvarbu. Reikia, tada nebus konkurencijos. Ne aš geriau moku už tave, tu viską moki pati puikiai, bet aš galiu tau padėti, jeigu tau reikia. Taip. Kad nebūtų tarp jūsų konkurencijos. Tvarkoj. Žinoma, reikia gilintis momentų, kas jai tinka, kas patinka, kas ją uždega, kas ją nugesina, kokie pas ją taškai, apie kuriuos jinai nešneka. Pavyzdžiui, jeigu jinai yra tikinti, bet jinai netiki būrėjom, ir čia yra toks momentas, kaip čia yra viskas nesąmonė, pas mane draugė nuėjo ir jai gyvenimas sugriuvo, ir viskas, čia ne jai netgi buvo, jinai netgi šito nepatyrė, bet jinai jau turi nusistačius, pasistačius tokį tašką, kad čia yra netiesa, Tai irgi, galbūt kažkur reikia sugriauti kažkokius tai taškus, nusistatymus, žodžių. Tvarkoj. Tai, ką dar? Kokios pagalbos tavo damai reikia? Kokios pagalbos jai dabar reikia? Mes aptarėm bendrai. Pagalbos daugiau finansinės ir vyriškos jėgos. Kokios dar? Tvirtos valios sprendimų, ir sveikatoj. Jai reikia pagalbos dėl sveikatos. Kažkodėl gali būti, kad pavyzdžiui, jinai peršals. Galbūt jai nusimatys kažkoks tai rimtesnis dalykas. Pavyzdžiui, galbūt operacija kokia nusimatys. Tai gali būti, kad kažkas netgi ir rimčiau. Gal ir ne, nes mums rodo, kaip ir turėtų išeiti šitos situacijos. Bet žodžiu, jei pagrindė finansai, sveikata, ir viskas. Vyras, žinoma vyras. Nepamirškim, kad tai turi būti būtent iš vyro. Ir viskas kaip ir susitvarkytų. Bet pažiūrėkimgi, ką jinai galvoja apie tave. Vėl, tas stabilumas toks, žinai. Kažkaip turi jinai tų svajonių, kažkaip turi jinai tų norų, kažkaip jinai po biškį eina iki jų.
Galbūt tiesiog ramybės trūkumas. Taip, ką jinai apie tave galvoja, ne? Na va, mato jinai tave atsiribojusi, ne? Ką jinai apie tave galvoja. Kad jinai verta šeimos, kad jai reikia jau šeimos, kad nu tavęs dabar mes, kad su tavim galima turėti šeimą, matai, va, kad tu esi šeimos žmogus, jinai prieš tave nėra nusistačius, bent jau čia. Tarp kitko, jinai netgi tikrai jaučia gana karštus jausmus, karšta, matai. Jinai daugiau pasinėrusi tokia į šeimos spektrą, ne? Ne, santuokos norėtų, ten santykių santuokos, pilnatvės. Matai, jinai tave tokį mato, kad vat su tavim galima būtų. Iš jos pusės kokios kliūtis. Ne, mes žiūrėjom, kokios pas tave kliūtis, o iš jos pusės kokios kliūtis. Galbūt kažkaip ilgai laukia, ne? Nu vėl, mums sako, kad pinigų trūkumas, jai kažkaip pagalbos vėl reikia. Vat jinai laukia, kol tu jai padėsi realiai. Pas ją kliūtis kažkaip, kažkas jai nesiklijuoja. Jau gana ilgą laiką jinai galbūt netgi tiesiog laukimo momente yra. Kažkaip sudėtinga viskas pas ją yra, matai. Tai vat, kaip sakiau, su sveikata gali būti, su pinigais jai gali būti stringa, nedagauna. Taip, tai vat jinai laukia, kol tu jai padėsi. Tvarkoj. Dabar žiūrėkim, ką mums dar parodys kortos ir be klausimų. Neduokim kortom truputėlį pakalbėti, nedaug čia jų dalyko. Taip. Dabar toks momentas. Nu gerai. Gal, vat aš pagalvojau, bet neįgarsinau. Jeigu tau reikės ritualo, nes vat aš tik pagalvojau, bet tai vat velnias mums išlindo. Jeigu tau reikės ritualo, dėl meilės ritualo, tai gali kreiptis, ne? Gali kreiptis, galbūt kažkur kitur jau kreipeisi, ne, dėl meilės ritualo, dėl meilės pritraukimo gal kažkokio tai. Jo, tu nori ją gražinti iš naujo, bet tau neišeina. Tau neišeina, kažkaip tai užblokuota, uždaryta viskas ir viskas griūna. O tu kažkaip norėtum, kad tai veiktų, ne, kažkaip neveikia. Tvarkoj. Jeigu domina ritualas, aš tau jį galiu organizuoti, kreipkis. Dabar galvoju, kur čia tas. Vat ar jinai sugrįžtų po ritualo? Taip, jinai sugrįžtų po ritualo. Po ritualo tikrai sugrįžtų. Ir šiaip visos teigiamos kortos krenta. Vėliau galvotumėt apie santuoką, bet čia būtų gal ne šiemet,
todėl kad būtų labai didelis pasirinkimas. Vėliau, kai sueitumėt, galvotumėt apie tokius bendrus, turėtumėt bendras idėjas, bendrus planus, bendrus, žodžiu, namus. Nežinau, sakiau, nesakiau. Ką čia? Šiaip viskas labai gerai, netgi ir susitvarkytų. Net neturiu ką pasakyti, nes vien tik teigiamos krenta kortos. Nieko blogo nematau, žinai tik kas. Čia viskas yra labai gerai. Kažkur yra dar viena kliūtis. Nu, va, žiūrėkime, tai netgi gale jūs iškritot abu kartu. Bet yra truputėlį kliūtis, matai, moteris yra truputėlį, vat nuo tavęs, ne, taip kažkaip į kitą pusę, ne. Iš vienos pusės gerai, iš kitos blogai. Nežinau, galbūt tai yra susiję iš viso sveikata, galbūt yra kažkoks tai puolimas, pyktis, ir tas trukdo ir trukdys, ne, dar yra kažkas tokio ateityje, matai. Va čia netgi ne dabar, o ateityje bus kažkoks tai, net nežinau, čia kaip puolimas. Gali būti, kad pavyzdžiui puls lygos. Va čia gali būti drąsiai, kad vat, ateityje puls kažkokia stipri lyga. Nes mums ir dabar rodė, kad yra jau momentas dėl sveikatos. Mes ją žiūrim, tai ir vėliau irgi jis gali netgi paaštrėti. Jeigu kažkaip matysi, kad yra iš tikrųjų kažkas negerai, su kuo susiję, pirmiausia, tai matysis per emocinę būklę. Jinai jautresnė, jinai labiau verkia, jinai galbūt netgi rėkia, jinai, vat tu pasakysi vieną žodį, jinai tau, nežinau, milijoną pretenzijų, bet čia yra ne dėl to, kad jinai taip norėtų, nes čia kaip ir viskas teigiamai, bet pas ją kažkas yra su sveikata. Tai pirmiausia per emocijas matysis. Tai kitą kartą geriau paklausti ir nenervuoti, o sakyti, gal tau negerai, gal tau, ne tai, kad pas daktarą, ne, nueik pas daktarą, gal tau su galva negerai, ne, kažkaip reikia tvarkingai parodyti, kad jinai pati atkreiptų dėmesį į tai, klausyk, aš matau, kad tave kažkas nervuoja, gal tu nori pasikalbėti, aš matau, kad tau kažkas neramu, gal tau reikia pagalbos. Aš matau, kad kažkaip tu jautriai reaguoji, gal tau kažkas nesiseka, kaip tu miegi, ne? Nu, reikia kažkaip gražiai prie to prieiti, neįžeidus, ne? Nes galbūt pradžioj mes nematom, kas vyksta, galbūt jai niekur neskauda, bet jinai supranta, kad galbūt jai tiesiog dienos, ne? Bet jos netokios kaip visada. Ir jinai vat, ant to fono, ne? Ir kažkoks yra pokytis organizme ir reikia atidžiau žiūrėti organizmą, kažkas yra jau negerai. Tiesiog žmogus gali ir nesuprasti pradžiai, kas jai darosi. Taip. Dabar dėl sveikatos dar biškį noriu sužinoti. Ar yra sveikatos, jau dabar yra matomas sveikatos problemos? Kažkas tai yra vis tiek. Kažkas tai yra, matai, mėnulis. Kol kas tai dar galima pareguliuoti, iš to dar galima išeiti. Jeigu laiku jinai kreipsis, matydama, kad tikrai jai, ne taip kaip visada, bet kurioje sferoje, ar nugarą, ar širdį, ar nesvarbu, mums daugiau rodo apie emocijas, ne, gal neramiai miega. Jeigu jinai laiku kreipsis, tai dar galima sutvarkyti, dar galima stabilizuoti. Po to jau gali būti labai sudėtinga viskas, tai geriau netraukti gumos. Tvarkoj, na kągi, patarimų dar duosiu tau.
duosiu tau patarimą, nors man atrodo, aš jau čia pritariau, ne? Tai pirmas patarimas, jeigu tai būtų, ne, tai neišnešk visos informacijos iš namų. Jeigu jau apie kažką pasikalbėt, aptarėt, tai nenešiok pletkų. Visi vyrai, nežinau kodėl, bet jie mėgsta nešiot pletkus. Visiems draugam pasipasakoti, kas, kur, kada, kaip. Žodžiu, gali būti, kad labai daug išnešioja netikrų žinių, netikrų dalykų, nes tai yra tik pergyvenimas. Kažkaip galbūt norisi užbėgti už akių, o aš bijau, jeigu jinai mane atstums, o aš bijau, Nu, va tokių dalykų mažiau reikia išnešti iš namų. Geriau remtis į pozityvą. Šiandien aš puikios nuotaikos, aš šiandien nusidegęs, aš su visais noriu bendrauti, visiems noriu dovanoti šypsenas, ne? Va tokioj pozityvioj zonai, ne? Ir va tavo dama jinai ir čia. Dėja, moteris išklausyti reikia, nieko nepadarys, nes kitaip moteris susirga. Tai va tiek iš manęs naujienų. Mes neįsiaiškinom, ar jinai tave myli, todėl kad jinai nori šeimos, galbūt jau laikas šeimai kurti, supranti. Mes neįsiaiškinom va to, kad myliu, galbūt jau ne tas amžius, kaip pasakyti, o aš tave myliu be proto, tiesiog moteris jos kaip sakau, subręsta ir ta meilė jinai jau kitokia. Tai yra daugiau apie šeimos tobulėjimą, apie šeimos netgi nekūrimo, o buvimą. Čia visai kitokias dalykai negu tiesiog kaip meilė. Man meilė tai yra tiesiog kaip vanduo. O čia mes jau kalbam apie medį. Mes jau čia kalbam apie medį. Kur vanduo, kur medis. Taip, be vandens medis negyvens, bet ir vandeniu negyvens. Vien tik vandeniu irgi negyvens. Ja. Tai vat apie tai, kad jau jinai nebe vanduo, jinai jau visas medis, jai reikia jau daugiau. Jinai jau subrendusi moteris, jai vien tik pasakyti myliu neužtenka. Jai reikia ir veiksmų, ir įrodinėti, ir ten kelionių, ir visko. Ir vaikų, ne, jeigu nėra, jeigu yra, tai puiku, galbūt jai reikės dar daugiau, ne. Bet faktas tame, kad jinai nori tvirtesnių, kažkaip tvirtesnio pamato. Arba jau visiškai šeimos, jeigu jinai jos neturi, arba tvirtesnių santykių. Jai nebeįdomu va tas vanduo. Tai va taip. Tai kągi, aš tam atsveikinu.